Tai labas rytas. Sveiki prisijungę prie šio renginio, kurio metu mes valdymo koordinavimo centras jums pristatysime atnaujintą strateginių veiklos planų vertinimo metodiką. Tokį viešą pristatymą, kiek pamenu, rengėme turbūt pirmą kartą ir tai yra, nes metodiką šį kartą peržiūrėjome tikrai iš esmės. Na ir norėtumėm jums paaiškinti, kaip ir ką vertinsime, kad ir jums būtų lengviau suprasti tuos kriterijus ir visą mechanizmą. Na ir mes būtumėm tikri, kad informacija jūs tikrai pasiekia. Turbūt pamenate, juk praėjusią žiemą VKC organizavo keletą sesijų su pagrindiniais valstybės valdomų įmonių strategais, su kuriais mes diskutavome, kaip atnaujinti tas pasenusias morališkai strateginio planavimo gaires. Na ir tų gairių atnaujinimas iš tikrųjų ir tapo pagrindu peržiūrėti ir šitą strategijų vertinimo metodiką. Tų sesijų metu mes iš tikrųjų gavome labai daug vertingo grįžtamojo ryšio, iš jūsų vertingų įžvalgų, idėjų. Kartu diskutavome, ko reikėtų atsisakyti tose gairėse, kas yra tikrai morališkai pasenę, ką svarbus reikėtų įtraukti. Ir tų idėjų mes iš tikrųjų gavome labai daug iš jūsų ir dalį jų atsižvelgėme. Žinoma, galbūt ne visur mūsų VKC nuomonė sutapo su jūsų nuomonėmis, tačiau labai tikiu, kad šis atnaujintas gairių dokumentas yra pažangus metodinis pagrindas parengti kokybiškai struktūruotą strategiją. Taigi turim atnaujintą strateginio planavimo gaires, taigi reikėjo pergalvoti ir kaip vertinsime jūsų pateiktas strategijas. Todėl šią metodiką peržiūrėjome, vertinimo metodiką iš esmės peržiūrėjome ir norime atliepti tas strateginės gaires. Supraskime, kad ši metodika tai nebus kažkas kardinaliai 100% visiškai kitaip. Na, vis tiek tie pagrindai juk išlieka. Tai yra svarba atspindėti akcininko lūkesčius, išsikelti strateginius tikslus, kokybiškai juos matuoti, atskleisti tų tikslų išsikelimo pagrindą. Taip pat sudėlioti strategiją pagrindžiančias finansinės prognozes. Tačiau pasisakome už paties dokumento optimizavimą, nereikalaujant detalių, kaip anksčiau darydavot, vidaus išorės veiksnių aprašymų ir kitų dalykų, ką vėliau pristatys mano kolega Kipras. Tai noriu pristatyti, kas nežinote, Kipras dabar yra atsakingas valdymo koordinavimo centre už strategijų vertinimą. Na ir prieš perduodama žodį Kiprui noriu iš anksto anonsuoti būsimą VKC ir VVI strategų renginį. Tai vėl turėsim tokią sesiją. Vasario 19 dieną, jei gerai pamenu, šį kartą organizuoti apsėmė Lietuvos geležinkelio grupė, labai ačiū jiems. Ten vėl susirinksime pasidalinti įžvalgomis, kaipgi sekėsi darbuoti su tom atnaujintom gairėmis ir mes pasidalinsime, kaip atrodė įmonių vertinimai pagal naują metodiką, na ir vėl prašysime iš jūsų grįžtamojo ryšio. Taigi pačią metodiką paviešinsime savo tinklalapyje iš karto po šio pristatymo. Ten pamatysite daug daugiau detalių. Na ir jeigu šio pristatymo metu kils klausimai, tai prašome juos užduoti raštu čate. Jei nespėsime visų atsakyti arba tiesiog neturėsime atsakymo čia ir dabar, tai būtinai parengsime atsakymus raštu ir pasidalinsime. Taigi, Kiprai, žodis tau. Ačiū ir Jurga. Sveiki visi, malonu matyti visus prisijungusius prie šio renginio ir susipažinti su visais. Kaip jau Jurgita ir pasakė, nuo šių metų perimo strategijų projektų ir jau galutinių strategijų vertinimo portfelį, tad kilus klausimams iš karto kviečiu bendrauti ir komunikuoti ir surasti atsakymus į klausimus. Tai artėjantį laikotarpį pasitinkame su artėjantį strategijų vertinimo laikotarpį pasitinkam su nauja metodika. Jos pati metodika buvo parengta pagal atnaujintas SVP gaires, tad tikimės, kad su gairėmis ir su metodika galėsime objektyviau ir tiksliau įvertinti strateginius veiklos planus, turėti konstruktyvias diskusijas dėl pačios dokumentų kokybės. Tai šio renginio toks planas trumpas bus, kad pristatysiu pagrindinius pokyčius metodikoje, pereisim per kiekvieną dalį atskirai, kur kažkokie akcentai pagrindiniai yra, peržvelgsim trumpai dukterinių valstybės valdomų įmonių vertinimą ir viską apibendrinsim, ir galiausiai, jeigu kils kokie nors klausimai, tai ir juos pabandysim atsakyti. Tai
galim pereiti, tai pagrindiniai pokyčiai atsispindi šioje skaidrėje iš esmės. Tai kaip ir matote, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, misijos vizijos svarba vertinime sumažėja perpus. Taip pat atsisakėm aplinkos veiksnių analizės vertinimo apskritai, iš didesnį dėmesį skiriant SSGG apibendrinimo daliai. Taip pat strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis bei finansinės prognozės iš esmės lieka to paties vertinimo svorio, tačiau šiek tiek skirsis patys dalykai, ką mes vertinsim. Akcininko lūkesčiai taip pat lieka, tačiau svarba yra šiek tiek mažesnė ir taip pat įtrauksime kitų suinteresuotųjų šalių atspindėjimą strategijoje. Na ir atsiranda taip pat dar dvi dalys papildomos, tai yra rizikų vertinimo atspindėjimas bei bendros struktūros ir nuoseklumo vertinimas. Tai iš viso strategijų vertinimo sudarys 23 skirtingi kriterijai, iš kurių 22 bus vertinami skalėje nuo 1 iki 4, 1 blogai, 4 labai gerai, ir 1 kriterijus bus vertinamas binarinėje taip arba ne skalėje. Be jau aptartų pokyčių apie naujai įtrauktas dalis, vertinsime, bus ir naujų kriterijų, kaip strategija, kaip sakiau, strategija atsispindi kitų suinteresuotojų pusių lūkesčių atspindėjimas, kreipsim didesnį dėmesį SGG apibendrinimo dalį, vertinsime, kaip jau gairėse ir yra numatyta išsikelti strateginius proveržio tikslus, jų kokybę, juos paremiančius uždavinius bei konkrečių veiksmų iškelimą, taip pat tos dvi naujos dalys, rizikų vertinimas bei bendros struktūros ir nuoseklumo vertinimas. Taigi, apie viską iš eilės ir pirmiausia pradėsim nuo misijos ir vizijos. Į šią dalį, kaip ir matėte, sudarys 5% viso vertinimo, tai pakankamai kuklus tas vertinimas ir lieka iš esmės vienas vertinimo kriterijus, tai kuris iš esmės apims ir misijos, ir vizijos apibrėžimus bei jų tarpusavio suderinamumą. Visi tikriausiai puikiai žinot, kad misijoje iš esmės turėtų atsispindėti pagrindinė įmonės funkcija, auditorija, vertės kūrimas, jos formuluotė turėtų būti konkreti, aiški, pritaikyta įmonės veiklai ir kontekstui. Jau kalbant apie viziją, jau kalba apie įmonės ateities siekį ir kryptį, kur įmonės mato, nežinau, 10-15 metų laikotarpyje. Tad natūralu, kad čia turi atsirasti kažkoks ambicijos elementas, įkvėpimas, unikalumas ir tas realybės susijimas su ateities siekiu. Na ir galiausiai toks apibendrinantis dalykas, kad misija ir vizija turėtų būti suderintos tarpusavyje, tai vizija turėtų būti natūrali misijos tąsa, o be misijos nebūtų pasiekta vizija. Tai trumpai apie šitą dalį keliaujame toliau ir antroji dalis vertinimo strategijų vertinime bus suinteresuotųjų šalių atspindėjimas ir kaip ir anksčiau, taip ir dabar vertinsime ir skirsime nemažą dėmesį pagrindinio akcininko lūkesčio atspindėjimui. Mes valdymo koordinavimo centras iš esmės valstybės lūkesčius matome per viešai prieinamus lūkesčių raštus ir jame išdėstytus tikslus, principus ir kryptis, kur įmonė turėtų orientuotis. Bet taip pat susiduriam, kad kartais lūkesčių raštuose yra daugiau aspektų, negu įmonė natūraliai gali jų pasiekti. Ir šiais metais mes prašysime prioritizuoti, kurie lūkesčiai įmoniai yra svarbiausi ir kuriems lūkesčiams bus skiriamas didžiausias dėmesys, didžiausi resursai. Taip bus lengviau mums įmanoma atpažinti, kurie lūkesčiai yra atspindėti ir kodėl vieni lūkesčiai yra atspindėti, o kodėl kitiems lūkesčiams dėmesys yra šiek tiek mažesnis. Tad tai turėtų nugulti strategijos dokumente. Na ir be akcininko lūkesčių naujas kriterijus bus kitų suinteresuotojų pusių lūkesčių atspindėjimas. Tai tikriausiai ir strategijų vadovėliuose panašu daug yra informacijos apie tai, kad tas strategijos rengimo procesas neturėtų būti rengiamas tik iš viršaus į apačią būdu, kadangi tinkamam problemų identifikavimui reikalingos ir aplinkinių šalių pozicijos ir požiūriai.
Tai strategijose stengsimės vertinti, ar suinteresuotojų pusių nuomonės bei pozicijos buvo įtrauktos į strategijos rengimo procesą. Dokumente turėtų atsispindėti įvairių suinteresuotojų pusių interesai, kurie prisidėtų prie veiklos krypties formavimo. Tai kaip pagrindinės suinteresuotasias šalis galima būtų įvardinti darbuotojus, klientus, tiekėjus ar kokius kitus dar strateginius partnerius. Ir labai svarbu, kad kiekviena valstybės valdoma įmonė tinkamai identifikuotų jai pačias svarbiausias grupės, kurioms kuriama vertė yra didžiausia, bei kokie reikalavimai ar poreikiai iškyla būtent iš šių grupių. Trečioji dalis - SSGG apibendrinimas. Ankstesniais metais mes taip pat turėjom šią dalį ir šios dalies vertinimai, jisai buvo šiek tiek kitame kontekste ir apimtyje. Kaip jau ir Jurgita pasakė, atsižvelgiam į jūsų pageidavimus dėl aplinkos veiksnių analizės, jos vertinime nebelieka, tačiau didesnį dėmesį skirsime būtent SSGG apibendrinimui. Tai iš esmės mums svarbiausia, kad SSGG dalis būtų tinkamai atskirtos, stiprybės nuo silpnybių, grėsmės nuo galimybių, taip pat visos tos stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės būtų pagristos duomenimis ir šaltiniais ir pati SSGG analizė parodytų aiškiai įmonės poziciją rinkoje. Taip pat svarbu, kad tie SSGG elementai turėtų būti aiškiai suskirstyti pagal svarbą. Na ir taip pat žiūrėsime, ar pati analizė yra visapusiškai išsami bei apima visus esminius veiklos aspektus. Čia dar svarbu paminėti, kad būna atveju, jog ne visus strateginius tikslus ir uždavinius įmonė turi laisvės pasirinkti, tai gali būti atliepiant kažkokius strateginius akcininko lūkesčius, nustatytus prioritetus, projektus ir panašiai. Tad tokiais atvejais ta SSGG analizė galėtų būti šiek tiek pakreipiama būtent pasižiūrint, kaip įmonė mato kaip mato tą projektą ar veiksmą per SSGG analizės rėmus. Tai, pavyzdžiui, jeigu valstybės valdomo įmonėje klientų pasitenkinimas kažkuria paslauga yra šiek tiek mažesnis ir tai galbūt galėtų būti matoma kaip silpnybė, tačiau rengiamos strategijos prioritetai nukreipti į nacionalinio saugumo projektų vykdymą, tarkime, tai didžiausi žmogiški resursai ir yra skiriami tam nacionaliniam saugumo projektų įgyvendinimui, tai nėra jau būtina tos klientų pasitenkinimo trūkumą dėti prie silpnybių, nes vidutiniu laikotarpiu, tai per strategijos įgyvendinimo laikotarpį, tai nėra svarbiausias dalykas, į ką VVI turėtų koncentruotis. Šiek tiek turėjome klausimų dėl to, kaip turėtų grafiškai atsispindėti tas prioritizavimas silpnybių stiprybių, tai kaip ir gairėse irgi yra šios dvi lentelės, bet pateikėm ir čia, tai gali būti išskirstas svarbiausias antraeilės arba nurodyti taškai 100-baliai sistemai ar 10-baliai, tai čia yra keletas pavyzdinių variantų, tačiau suteikiame laisvę pasirinkti jums tinkamą alternatyvą, tik svarbu, kad matytųsi, kuri stiprybė yra pati stipriausia, o kuri yra mažiau svarbi, kad tai neatrodytų kaip abėcėlinis sąrašas stiprybių ar silpnybių ir panašiai. Tai galim pereiti prie strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapio. Šios dalies svoris bendrame bale nesikeičia ir nemaža dalis šių kriterijų lieka panašus, tačiau kai kuriuose vietose šiek tiek keičiame akcentus, dėliojame prioritetus kitur. Tai vienas iš naujesnių dalykų tikriausiai yra tas, kad mes suprantame, jog ne visi tikslai įmonėje yra vienodai svarbus. Todėl ir norėsime žiūrėti ir matyti, kaip jie yra pažymėti ir kaip tie tikslai atsispindi, kokia jų yra svarba įmoniai, kaip jie atsispindi strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapyje. Tai faktas, kad mes tikrai neplanuojame vertinti tikslingumo, ar tas tikslas yra svarbesnis už kitą, tačiau mes norime, kad įmonė nuspręstų, kas jai yra svarbiau ir kur turėtų būti didžiausias dėmesys ir kad tai tiesiog atsispindėtų strateginio tikslų ir uždavinių žemėlapį.
Taip pat atsisakėme vertinti strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapio rodiklių subalansuotumo ir didesnį dėmesį skiriame pačiam optimalumui ir aukštesniai rodiklių matavimo kokybei. Tai suprantame, kad visos įmonės veikia ribotomis sąlygomis, todėl ir iškeltų tikslų skaičius turėtų būti pritaikytas ir optimalus kiekvienos įmonės dydžiui. Tai mes tikimės, kad bus išskeltas toks tikslų kiekis, kuris tiek leis efektyviai pasiskirstyti atsakomybės, tiek sukoncentruoti efektyviai pastangas, bei sutelkti dėmesį ten, kur valstybės valdoma įmonė kuria didžiausią vertę, ar kur tas pokytis per strategijos įgyvendinimo laikotarpį būtų reikšmingiausias. Ir esame tikri, kad tas sritis, kurioms bus skiriamas prioritetas, jūs tikrai geriau žinote už mus ir mums būtų netikslinga riboti ar kitaip kaip dirbtinai prašyti subalansuoto strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapio, vien tam, kad būtų iškelti įvairūs tikslai. Vis dėlto strategijų vertinime dėmesį skirsime tvarumui. Ši tematika išlieka labai aktuali ir jinai turėtų būti neatsiejama visos strategijos dalis. Ir savo ruožtu mes prašysime vieno tvarumo tikslo, strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapyje ir norėtume, kad jame atsispindėtų ambicija ar proveržis. Ir tas ambicigumas ir pats tikslas turi būti pateikiamas atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką ir integruojant aplinkos, socialinius bei gerosios valdysenos principus. Ir be visų čia dabar paminėtų dalykų apie strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapį, tiek SVP rengimo gairėse, tiek ir metodikoje atsispindės strateginiai proveržio tikslai ir jų vertinimas. Tai dar kartą pasikartojant, kad proveržio tikslas tai toks strateginis tikslas, kurio planuojamas reikšmingas transformacinis pokytis SVP įgyvendinimo laikotarpiu, reikalaujantis kokybiškai ir arba kiekybiškai naujų rezultatų, ne tik laipsniškų patobulinimų. Tai pažymime, kad kiekviena valstybės valdoma įmonė turėtų išsikelti bent po vieną proveržio tikslą ir šiam tikslui turi būti numatyti konkretūs strateginiai uždaviniai, o šiems uždaviniams turėtų būti nurodyti ir strateginiai veiksmai. Tai jei strateginių tikslų ir uždavinių matavimo kokybė bus vertinama, tai strateginių veiksmų atveju bus vertinama pati logika ir jų iškėlimas pats. Bendrai kalbant, ar pats strateginis veiksmas padeda ir priveda įmonę arčiau strateginio uždavinio pasiekimo. Nes tai gali būti ir vienkartinis veiksmas įvykęs kažkuriuo laikotarpiu per strategijos įgyvendinimo periodą. Tai kaip pavyzdys galėtų būti veiksmo, kad kažkokios naujos įrangos nusipirkimas, kurios pagalba galėtų būti įdiegti nauji procesai ar pagerinamas klientų pasitenkinimas, o tai galiausiai išvirstų ir prisidėtų prie strateginio tikslo naujų klientų augimo pasiekimo. Tai pereinant dar ir prie žemėlapio, čia matote vėl pavyzdinį variantą, kuris yra nurodytas ir gairėse. Tai mūsų pagrindiniai lūkesčiai šito žemėlapio yra jo aiškumas, bet ir detalumas. Tai tikslų svarbos įvardyjimas, kaip matote antram stulpelyje. Proveržio tikslo pažymėjimas, išskiriant jį iš kitų ir jam priskiriamų uždavinių ar veiksmų buvimas, ir matavimo rodiklių pažymėjimas ir jų kokybė. Tai šiame žemėlapyje neatsispindi, bet gali būti pridėti ir atsakingi asmenys už kiekvieną tikslą ar uždavinį. Šito mes nevertinsim, bet tai būna pakankamai nereta praktika, tai galima tai daryti, jokios problemos čia nėra. Ir po gairių pristatymo, po gairių paviešinimo turėjom ir klausimų šiek tiek dėl strateginių uždavinių kėlimo ir nuosaikaus tobulėjimo tikslams. Tai trumpai tariant, atsakymas būtų taip, nuosaikaus tobulėjimo tikslams gali būti keliami ir strateginiai uždaviniai, tačiau tai nėra būtina ir tai nėra būtinas elementas ir jo buvimas ar nebuvimas vertinimui įtakos neturėjęs.
Tai galime judėti toliau, tai yra finansinės prognozės ir investicijos. Tai ši dalis tikriausiai mažiausiai pasikeitė iš visų dalių ir mes ir toliau vertinsime, ar SVP atsispindi finansinių prognozių prielaidos, ar tos pačios prognozės yra pakankamai išsamios, ar investicinis planas turi sąsąją su strateginiais tikslais, na ir apskritai, kaip visos finansinės prognozės yra suderintos su pačiu žemėlapiu ir pačia strategija. Kaip ir anksčiau, prašysime, jog strategijos atsispindėtų pagrindinės finansinio ataskaitų rinkinio prognozės, finansiniai rodikliai bei investicinis planas. Na, žinoma, ne visos įmonės strateginio laikotarpio metu gali planuoti reikšmingas investicijas, tad na, ši dalis turėtų atsispindėti strategijoje įvardijant, kodėl to investicinio plano nėra, ir tiesiog pažymint, kad reikšmingos investicijos nėra planuojamos per laikotarpį, ir tai būtų savaime suprantamas dalykas. Prieš paskutinę dalis rizikų vertinimas, tai šią dalį vertinsime pirmą kartą, jos svarba visoje dalyje sudaro 5% viso vertinimo, ir iš esmės mums svarbiausia, kad strategijoje turėtų būti nustatytos pagrindinės rizikos, kurios pasižymė ar pasižymėtų didžiausią grėsmę strateginių tikslų nepasiekimui. Toms pagrindinėms rizikoms turėtų atsispindėti rizikų pasireiškimo, pagrindinėms rizikoms turėtų būti nurodytos pasireiškimo tikimybės bei galimas jų poveikis. Ir taip pat toms pagrindinėms rizikoms turėtų būti numatyti ir pateikti preliminarūs rizikų valdymo mechanizmai, ką įmonė teoriškai darytų, jeigu kažkoks vienas ar kitas rizikos elementas suveiktų. Taip, ir paskutinioji vertinimo dalis, tai bus bendra struktūra ir nuoseklumas. Mes tikimės, kad pats planas būtų visiškai nuoseklus, išsamus ir atitinkantis geriausias dokumentų rengimo praktikas. Čia galima pavadinti apie dokumento higieną, kad tvarkingą pateikimą, aiškumą, glaustumą, aiškią visos struktūros logiką. Ir taip pat pridedame kriterijų dėl dokumento tęstinumo ir tokio tikrinimo, ar nėra padaroma reikšmingų klaidų, nėra padaroma pasikartojančių klaidų, atsižvelgiant į tai, ką praėjusiais metais VKC teikia. Tai bus žiūrima tik tais reikšmingiausių VKC pastabų atveju. Kaip pavyzdys galėtų būti toks, jeigu įmonė, tarkime, ankstesnių metų laikotarpių gavo komentarų ir pastebėjimų ties matavimo rodiklių kokybę ir jų trūkumais. Ir jeigu ši situacija pasikartoja, tai būtent tokiu atveju ši problema būtų pabrėžiama kiek aštriau visame vertinime. Taigi, peržvelgėme visas šias 7 dalis, ir dar yra likusi dukterinių VVI vertinimo dalis. Ir vidutinio dydžio ir didelės VVI, dukterinės VVI bus vertinamas pagal tą pačią metodiką, išskyrus akcininko lūkesčio atspindėjimą strategijoje. Tai mes neturime lūkesčių raštų dukterinėms valstybės valdomoms įmonėms, todėl tų lūkesčių įvertinti mes neturime kaip. Todėl žiūrėsime tik tais, kaip yra atspindimos suinteresuotosios šalys būtent pačioje strategijoje ir kaip yra atliepiami jų interesai. Taip pat atitinkamai mažoms ir labai mažoms dukterinėms VVI bus taikoma sutrumpinta ir supaprastinta vertinimo metodika, pagal kurią bus vertinamos iš esmės 3 dalys. Bendrovės paskirtis grupėje, tai ar įmonė, kodėl įmonė yra dukterinė ir koks yra jos pagrindimas. Taip pat jai turėtų būti iškeliamas strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis. Ir turėtų būti pateikiamas irgi preliminarios finansinės prognozės. Mažoms ir labai mažoms dukterinėms VVI proveržio tikslai nėra būtini, jie gali būti, tai nėra problema ar dar kažkaip kitaip, tačiau mes suprantame, kad jos iš esmės dažniau turi kur kas mažesnį rodiklių skaičių ir proveržio tikslai dažnai joms nėra keliami. Ir dar vienas akcentas, kad dukterinių VVI strateginiai veiklos planai gali būti įtraukti į bendrą grupės strategiją,
Tačiau tokiu atveju kiekviena vertinimo dalis turėtų būti pritaikyta konkrečiai dukteriniai valstybės valdomai įmonei. Na tai tokiu atveju turėtų būti ir atskira tikriausiai SSGG dalis, turėtų būti atskiras strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis, finansinės prognozės ir panašiai. Taigi, apibendrinimas, tai didžiausias dėmesys vertinime, didžiausią dėmesį sudarys 3 dalys, tai yra SSGG apibendrinimas 20% viso balo, strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis 30% balo sudarys, na ir finansinis pagrindimas ir investicijos taip pat sudarys 20% balo. Na ir kviečiam atsižvelgti į tuos naujus vertinimo kriterijus, kaip suinteresuotųjų pusių įtraukimas, proveržio tikslų iškėlimas, strateginius uždavinius paremančių strateginių veiksmų iškėlimas, na ir rizikų vertinimas. Tai kaip ir būtų tiek, tai galima bandyti pereiti prie klausimų. Jeigu dar jų turite, tai kviečiam užduoti čate ir to jau pabandysiu atsidaryti juos. Aš jau Kiprai noriu pasakyti, kol tu pristatymą darėjai, tų klausimų šiek tiek gavome, aš pasistengiau į juos atrašyti visus. Galite, dar turime laiko tikrai užduoti papildomų klausimų. Turbūt visi mato čatą ir galite pasiskaityti ir klausimus ir atsakymus į juos. Taip, tai buvo klausimas pirmasis apie ar reikia dedikuoti atskirą strategijos dalį lūkesčiams, tai kaip mes ir atsakėme, kad nebūtina, čia jūsų pasirinkimas, tiesiog bendrai strategijoje turime jausti, kad tie lūkesčiai yra atliepti. Dalis per tikslus uždavinius, dalis tiesiog galbūt gali būti paaiškinta tekste, kad kažkurie lūkesčiai jau yra įgyvendinti, arba bus įgyvendinti kažkada ateityje, arba kodėl dabar jų nėra įgyvendinimas vykdomas. Tai čia jūsų pasirinkimas iš tikrųjų. Dėl tvarumo tikslo, ar būtinai jisai turi būti proveržinis, tai siekiant maksimalų balą gauti už tvarumo tikslų atspindėjimą, jis turėtų būti ambicingas proveržinis, tačiau jeigu jūs nematote galimybės daryti proveržio tvarumo srityje, tai truputėlį mažiau galbūt balų gausite ir bendram iš tikrųjų vertinime tai menkai atsispindės. Toliau, kas čia buvo? Ar reikia veiksmus ar ne dabar matuoti, kaip yra tikslai, uždaviniai matuojami, ar būtina įvesti matavimo rodiklius veiksmam, tai irgi atsakiau, kad veiksmai gali būti absoliučiai vienkartiniai veiksmai, gali būti procentais, gali būti faktais žymimi, nebūtina kurti kažkokiu tai labai KPI sudėtingų, veiksmai gali būti vieną kartą per strategijos laikotarpį atliekami 2 kartus, tikrai nebūtinai jos daryti kasmet. Kasmet turi būti tikslai ir uždaviniai matuojami. Kiprai, gal matai kažką dar daugiau? Lygtais viską matau, bet gal ir pasimečiau dabar tarp tų klausimų. Dar matau, atsakymą Julija Oronavigacija rašo, kad būtų aišku, turėsime tikslus, kur yra tvarumo, bet pagal KCGRS proveržio tikslam nepriskiriami, bet jei rodikliuose matosi didesnis pokytis, ar vertiname atliepiame. Taip, tai bus ambicingas tikslas. Taip, atliepiate. Taip. Tai noriu pasikartoti, kad tuoj pat įkelsime tą visą mūsų metodiką į tinklalapį. Ten bus paaiškinta, kada jūs 1 balą gaunat, kada 2 balus. Tai galėsit pasinagrinėti ir jeigu turėsit kažkokių klausimų, tiesiog rašykit Kiprui, skambinkit Kiprui ir bandysim atsakyti. Čia dar, Jurga, buvo klausimas iš Daivos. Taip. Čia dėl specializuotų rodiklių, tai tikriausiai gavote dabar naują raštą, kuriame primename, kad iki lapkričio 15 dienos lauksime strategijų projektų ir apie specializuotus KPI-sus, kad prašome šiek tiek galbūt sumažinti skaičių nuo 4 iki 6 šiais metais
Ir KPI su koncepcija aš prisiemu atsakomybę kitais metais peržiūrėti, truputį bulintinų taip pat dalykų ir matomai galbūt vėlgi kažkas keisis ateityje su specializuotais rodikliais. Taip, aš 3 dar matau. metams įrašykite 3 metams taip reikia įrašyti reikšmes, tęsiant tą patį atsakymą specializuotiem, nes norime matyti, kokia yra jūsų ambicija 3 metams į priekį. Mes šiaip, žinokit, iš tikrųjų stebim, nors matuojam tuos tik tai metus einamuosius, bet paskui stebim, ar jūs mažinat ambiciją kitais metais keldamiesi, jeigu tuos pačius rodiklius renkatės, na ir keliam atitinkamus klausimus. Tai taip, reikėtų nurodyti 3 metus į priekį vis tiek. Ar trumpas dokumentas gerai, ar reikia rašyti 20 puslapių? 20 puslapių, nežinau, ta prasme, nei puslapiuose turbūt esmė yra išdėstyti, kas yra gera strategija. Kad būtų struktūra, nežinau, ar 20 puslapių užtektų, tarkim, kokiai geležinkelių grupiai, tikriausiai ne, bet galbūt mažesniai kažkuriai įmonei ir užtektų, bet turbūt nei puslapius orientuokimės. Bet dydis turėtų būti optimalus. Taip, dar atsakant į Kęstučio klausimą, tai na taip, tas SSGG apibendrinimas šiek tiek jisai prasiplės, nes na bus tas kažkoks pagrindimas tų veiksnių, bet na jisai vis tiek bendrai gausis kur kas trumpesnis, nes tas pagrindimas, na jis neturėtų būti užimantis 3 puslapius dydžio, jeigu tai yra stiprybė, na jai mes matome, kad nu jai galėtų užtekti 1-2 sakinių pagrindžiančių būtent tą vat įtraukimo į SSGG analizę veiksnio vat pagrindimą. Ir taip pat į Justės klausimą atsakant, tai mažoms ir labai mažoms VVI SSGG analizė rizikų dalis turi būti, bet jeigu tai yra dukterinė įmonė, tai ne, tada SSGG ir rizikų valdymo dalis nėra būtina. Čia apie dukterinės ir klausia, nes Apsodžiai atstovė klausia. Taip, tai tada taip. Mažas ir labai mažos, joms SSGG analizės ir rizikų valdymo dalies nereikia. Mažo, dukteriniam, taip. Taip. Jeigu klausimų daugiau neturime, tai ačiū labai visiems už dėmesį ir jeigu kils klausimai, rašykit laiškus man, bandysim atsakyti, susiorganizuoti skambučius. Jeigu labai skubu, tai skambinkite telefonu, atsiliepsiu, pakalbėsim ir susitarsim dėl rūpimų klausimų. Ačiū labai, viso gero.